Labas. Šiandien kartu su manimi atliksime pratimus kojoms. Daugiau pratimai bus priekiniai šlaunų daliai klubo sąnariam atidaryti klubams, kad būtų didesnis klubo atvedimas. Ypač jeigu turit nugaros skausmus, tai šie pratimai bus labai tinkami. Jausit, kaip dirba priekinė šlaunų dalis ir užpakalinė kojų dalį taip pat, aišku, jausite. Ir kad nebūtų taip nuobodu, įjungsime rankas, aktyvinsime šiek tiek aplink pečių juostą esančius raumenis, kad būtume tiesus, nesusikuprinę. Tai galite naudoti svarelius 1–1,5 kg, tikrai nereikia daugiau, arba vandens buteliukus, arba jeigu per sunku, daryti be svarelių. Visi pratimai bus atliekami stovint. Treniruotė trumpa, bet labai efektyvi. Atsistosim plačiai, dabar yra labai svarbu pasukti pėdas maksimaliai išorę kartu su keliais, kad atsidarytų klubai. Stengiamės neišriesti juosmens, dubenį laikom po savim, kad nugara būtų tiesi, neišriesta, o tiesi, pilvas įtemptas, sėdmenys suimti. Viso pratimo metu turime išlaikyti šitą, kad dubuo būtų stabilus, pilvas įtemptas ir sėdmenys irgi įtempti. Ir ramiai įkvepiam ir su iškvėpimu rankos kyla į viršų, delnai žiūri vienas į kitą, per įkvėpimą rankas leidžiam žemyn, delnai vis dar žiūri vienas į kitą. Ir kai atliekam gilų pritūpimą, rankos kyla į viršų, o atsistojant rankos leidžiasi į apačią. Atliksim pusę minutės, po to jungsim pulsavimą. Galvojam apie savo dubenį ir pilvo raumenis, pilvą laikom įtrauktą. Stengiamės nesulaikyti kvėpavimo. Kiekvieną kartą galim kuo giliau tūpti. 10 sekundžių. Kelius pasukam su pėdom maksimaliai į išorę. Dar 5. Laikysim gilų pritūpimą, rankas kelsim aukštyn, pulsuosim į kairę ir dešinę su rankom iš pečių juostos, įtempsim plaštakas, alkūnės visiškai tiesios ir pulsuojam su kojom aukštyn žemyn, keliai pasukti į išorę. Pilvą ir sėdmenis įtempiam dar pusę minutės, laisvas kvėpavimas. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Jeigu pavyksta, dar giliau tūpiam. Stengiamės nesulaikyti kvėpavimo. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Laikom gilų pritūpimą. Rankos keliauja į priekį, nykščiai pasukti į lubas. Atitrauksim rankas į išorę, persuksim delnus, kad nykščiai žiūrėtų į grindis ir tuo metu pernešim svorį ant dešinės kojos. Kelis pasuktas į išorę kartu su pėda. Su įkvėpimu grįšim į gilų pritūpimą, pėdos ir keliai pasukti į išorę, nykščiai grįžta į lubas, pernešam svorį į kitą pusę su iškvėpimu. Su įkvėpimu sugrįžtam. Nepamirštam persukti delnų, pusę minutės. Ir grįžtam į dar gilesnį pritūpimą. Riešą alkūnę petį išlaikom vienoj linijoje. Rankos įtemptos, pečius stengiamės išlaikyti nuleistus. Kai rankas atitraukiam, turit jausti, kaip mentės susiveda prie stuburo. Aktyvinam aplink mentės esančius raumenis. Ir paskutinis. Keliaujam į dešinę pusę, pernešam svorį. Delnai pasukti taip, kad nykščiai žiūrėtų į grindis. Pusę minutės pulsuojam. Tik su dešinė koja į priekį atgal. Su rankom į priekį atgal, nykščiai pasukti į grindis. Laisvas kvėpavimas. Įkvepiam per nosį, iškvepimas per burną. 10 sekundžių. 5, 4, 3, 2, 1. Grįžtam į gilų pritūpimą. Pernešam svorį į kairę pusę. Rankas pasukam taip, kad nykščiai žiūrėtų į lubas. Pulsuojam vėl į priekį atgal. Pilvą ir sėdmenis išlaikom įtemptus.
Mentes vedam prie stuburo, pečiai nuleisti. Dar 15 sekundžių. Mentes vedam prie stuburo, pernešam svorį visą ant kairės kojos. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Grįžtam trumpam, atpalaiduojam rankas. Galite jau jas pajausti. Ir keliaujame toliau. Kojas paliekam lygiai taip pat. Pėdos pasuktos į priešingas pusės, keliai žiūri į išorę. Vėl atliekam gilų pritūpimą. Dubuo po savim, pilvas ir sėdmenys įtempti. Išlaikom šitą poziciją. Atkelsim vienos kojos kulną nuo žemės. Sugrįšim į pradinę padėtį. Ir taip pat atliksim su kita koja, su iškvėpimu. Atkeliam, su įkvėpimu grįžtam į pradinę padėtį. Ir įjungsim rankų raumenis, aišku. Rankas laikom ištiestas ir persukam. Į vieną pusę, kai atkyla kulnai, sugrįžtam į pradinę padėtį. Rankos persisuka į kitą pusę. 30 sekundžių. Gilus pritūpimas. Laisvai kvėpuojam. Dar 5. Ir paliksim delnus pasuktus į grindis. Pritūpsim dar giliau, atkelsim dešinės kojos kulną, pulsuosim tiek su rankom, tiek su kojom aukštyn žemyn, nedidelė amplitude. Abi kojos sulenktos per kelius. Pusę minutės. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Alkūnės visiškai tiesios. Jausit, kaip aktyvinasi pečių juosta, kojų priekinė dalis, galite jausti ir kojų užpakalinę dalį. Dar 15. Giliau tūpiam. 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiamės, pristatom kulną, atkeliam kairės kojos kulną, persukam delnus, kad jie žiūrėtų į lubas ir pulsuojam aukštyn žemyn. Tiek su rankom, tiek su kojom pusę minutės. Rankos įtemptos, pulsavimas iš pečių juostos. Kuo giliau tūpiam su kojom, 15 sekundžių. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Dar giliau tūpiam, 5, 4, 3, 2, 1. Ir trumpam atsipalaiduojam. Atpalaiduojam pečių juostą. Liksim plačiai atsistoję. Rankas laikysim ištiestas, aktyvinsim bicepsus. Ir darysim su kojom jungiamąjį judesį. Turėsite tūpti giliai. Tuomet, kai stosimės, iš karto suksimės į įtūpstą. Tūpsim į įtūpstą ir vėl stojantis grįžtam į platų pritūpimą. Vėl leidžiame žemyn, įkvepiam, su iškvėpimu keliaujam į kitos pusės įtūpstą. Ir vėl su įkvėpimu leidžiame, su iškvėpimu grįžtam į pritūpimą. Viso kojų judesio metu rankos atliks vieną pratimą. Laikysim jas ištiestas, stengiamės kuo laikyti rankas aukščiau, pečių aukšti. Ir atliksim rankų lenkimą, ištiesimą. Pusę minutės, įkvepiam, keliaujam į pritūpimą, su iškvėpimu stojamės į įtūpstą. Rankos susilenkia per alkūnės ir pilnai išsitiesia. Išlaikom petį, alkūnę riešą vienoje linijoje. Įtūpsto metu stengiamės kuo stabiliau išlaikyti savo priekinę koją. 15 sekundžių. Keliaujam į įtūpstą. Rankas laikom ištiestas. Pulsuojam su rankom į kairę ir dešinę. Nykščiai žiūri į lubas.
su kojom aukštyn žemyn įtupste. Pusę minutės, pilvas įtemptas, galinės kojos kulnas atkeltas nuo grindų. Dar 15. Priekinės kojos pėdą pilnai spaudžiam į grindis, laikom ją stabilę. 5, 4, 3, 2, 1. Laikom gilų įtupstą, rankas nuleidžiam. Laikom. 5, 4, 3, 2, 1. Atsistojam, keliaujam į kitos pusės įtupstą, rankos grįžta į priekį, nykščiai pasukti į grindis, delnai vienas nuo kito, pulsuojam su rankom į kairę ir dešinę maža amplitude, pusę minutės, su kojom aukštyn žemyn. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Priekinę pėdą pilnai prispaudžiam į grindis, pėdą plačiai laikom, 15 sekundžių. Dar giliau tupiam. Pilvas įtemptas, galva pakelta, 5, 4, 3, 2, 1. Rankas nuleidžiam, gilus įtupstas. Laikomės, pilvas įtrauktas, 5, 4, 3, 2, 1. Grįžtam į platų pritupimą, iš karto tupiam giliai, pėdos pasuktos į išorę. Pulsuojam, aukštyn žemyn, maža amplitude. Rankas laikom sulenktas ir pulsuojam su pečiais taip pat aukštyn žemyn. Pusę minutės. Alkūnė su pečiu vienoje linijoje. 20 sekundžių. Dar giliau tupiam. 10. Mintis vedam prie stuburo. 5, 4, 3, 2, 1. Gilus pritupimas. Rankos į šonus. Mintis vedam prie stuburo. Laikomės. Įtempiam pilvą ir sėdmenis. 5, 4, 3, 2, 1. Ir pakilam aukštyn. Na, dabar tikrai jaučiasi priekinė kojų dalis. Rankas irgi galite jausti. Dar liko 2 pratimai, tokie jungti ir viskas bus. Kojas paliekam plačiai, bet dabar pėdos žiūri tiesiai kartu su keliais. Jums turi būti komfortiška. Pernešim svorį į vieną pusę, lenksim tos kojos kelį. Kelis gali išeiti į priekį už pirštų ribos. Bet kita koja turi likti pilnai ant žemės, negali atkilti išorinis pėdos skliautas. Kita koja tiesi, jausit tempimą per vidinę šlaunies dalį. Pernešu svorį, priešinga ranka keliauja prie priešingos pėdos, kita ranka iškeliam į viršų. Čia bus pratimas tempimas, jausit ir tempimą tiesios kojos vidiniai daly ir aktyvinimą priekiniai šlaunies daly ir sėdmenyse kitos kojos. Iškvėpsim, su įkvėpimu grįšim į pradinę padėtį. Pusę minutės. Keliaujam iš karto į kitą pusę. Šiek tiek užlaikom pritupimą. Kita ranka kyla aukštyn, įtempimą, atitraukiam ranką į šoną. 15 sekundžių. Su iškvėpimu leidžiamės, su įkvėpimu grįžtam. 5. Ir laikysim, pernešam svorį, ranką maksimaliai atitraukiam, laikom tiesios kojos tempimą, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvepiam, grįžtam, tempimo metu nesulaikom kvėpavimo, keliaujam į kitą pusę, pernešam svorį, ranka tiesi, laikom tempimą, 5, 4, 3, 2, 1, grįžtam. Super! Keliaujam dar į vieną pratimą. Atsistosiu truputį įstrižai, kad matytumėt. Darysim su viena pusė, po to su kita pusė. Turėsim statyti koją įstrižai atgal už savęs. Keliausim į įtupstą. Kelias gali išeiti į priekį. Atsistojant,
Koją užsimesim atgal, klubas kelis pėda, turi būti įtempti, koja kyla įstrižai. Visas kūnas šiek tiek irgi pasvyra įstrižai. Įkvepiam, vėl keliaujam į įtupstą, su iškvėpimu keliam koją aukštyn. Rankas laikom priekį, kad būtų lengviau išlaikyti pusiausvyrą. Pusę minutės, su įkvėpimu leidžiamės, per iškvėpimą pakylam. Pilvai traukiam, laikom pusiausvyrą. Sėdmenis jausit irgi kaip įsitempia, ypač kai tiesi koja įstrižai kyla aukštyn. 5, 4, 3, 2, 1. Keliaujam į pritūpimą, laikom, visas kūnas tvirtas. Dar 5, 4, 3, 2, 1. Keliam įstrižai koją, pulsuojam, atraminę koją laikom sulenktą per kelį, 15 sekundžių. Laisvas kvėpavimas, įkvepiam per nosį, iškvėpimas per burną. Dar 5, 4, 3, 2, 1. Keliam koją dar aukščiau, įtempiam sėdmenis, laikom. 5, 4, 3, 2, 1. Ir grįžtam. Ta patį atliksim su kita pusė ir bus viskas. Taigi, atsistojam patogiai, sulenkta šiek tiek atraminė koja, tupiam gilyn, už savęs įstrižai pastatom koją, įkvepiam, su iškvepimu įstrižai keliam koją į viršų, įstrižai atgal už savęs. Ir ištiesiam ją per kelį, pusę minutės. Pasvyram su rankom šiek tiek į priekį, viršutinė kūno dalis irgi truputį pasvyra, kad neapsikrautų nugaros apačia, jos neturi skaudėti. Turim kaip tik jausti daugiau užpakalinę kojų dalį, sėdmenis dirbs ir nugara, bet skausmo neturi būti. 15 sekundžių. Atraminę pėdą laikom tvirtai prispaustą į grindis. 5. Ir keliaujam į pritūpimą, laikomės, mentės vedam prie stuburo. 5, 4, 3, 2, 1. Kylam į viršų, koją įstrižai, pulsuojam. 15 sekundžių, atraminę koją truputį sulenkta per kelio sąnarį. Pėdą pilnai spaudžiam į grindis. Dar 5, 4, 3, 2, 1. Keliam koją įstrižai atgal, įtempiam sėdmenis. Pėdą įtempiam nuo savęs, laikomės. 5, 4, 3, 2, 1. Ir grįžtam žemyn. Svarius pasidedam. Išsitempiam į viršų, su iškvėpimu lenkiamės į vieną pusę, per įkvėpimą grįžtam ir tą patį atliekam į kitą pusę. Kryžiuojam kojas, tiesios kojas per kelius, leidžiame žemyn, šiek tiek apkabinam kojas, lėtai grįžtam ir kryžiuojame kitą pusę. Apkabinam kojas ir padėkojam sau, kad skyrėt laiko sveikatinimui ir geresniai psichoemociniai būsenai. Gražios dienos!